Laidą pristato popkultūros ir žaidimų mėgėjų konferencija Comic Con Baltic spalio 20-22 dienomis Litexpo. Turbūt pradėsiu nuo bendro. Sveiki visi Timūro kanalo žiūrovai ir labiausiai sveiki tie, kurie mane remet antram lygyje, aukštesniam tiere. Tai čia yra special turinys, nes special svečias. Aš kažkaip pagalvojau, labai gražiai sutapo dalykai, kurie čia sutapo, sutiko. Atsitiko, tai yra pirmasis mano laidos, mano kanalo rėmėjas. Ir dar į svečius atėjo. Jo, nes kaip šitą lygį vadint tada? Čia yra antras. Yra pirmas bazinis, tada antras yra sidabrinis ir paskui ten yra auksas ir platina. Čia kažkaip taip turbūt. Nes pas mane antras yra bankui ir degalams, man atrodo, taip pat. Pirmas yra duonai ir kavai, bankui degalam ir paskui yra kelionėm ir 4K ir paskui yra karmos valymas, ten yra jau aukščiausio lygio tyras. Karmos valymas, man reikėtų prasivalyti karmą kažkurią dieną, manau. Tai va, parėmus mane didesnė suma, aš tikiu, kad taip ir nutiks, galbūt, žinai, tai va. Tai Šarūnas Tamulis, laba diena. Labas. Matytas daug kur, daugam tikriausiai. Čia tas veidas arba žmogus, kuris blemba, kažkur mačiau. Ir aš, tai be abejo, kad ten daug kartų pavyko kažkur pabuvoti, pasirodyti, ar ten projektai kažkokie, ar pasifilmavimai, bet aš jau tiesiog įpratau atsakinėti šitą klausimą. Jo, gali būti. Nes tu tikrai turi tą veidą, kur atrodo, žinai, pirmas įk matė, jau tu matai ir galvoji, kažkur aš jį turbūt mačiau. Kažkokį aktorių gal panašus, kažkur, žinai, kažkokį va tokį turi. Tai tu esi mano unikalusis, pirmasis svečias, kuris yra ta profo kategorija. Čia yra tiem žmonėm, kur mes kalbėsim konkrečia kažkokia tema, bet mes turbūt neisim į šoną šiek tiek, nes norėsis ir pajokauti, jaučiam abu pareigą tai daryti. Sunkiausia pareiga kartais būna. Jo, o čia, žodžiu, tu esi svečias profas ir aš tave pasikviečiau, nes tu esi realiai profas. Tu darai, aš sakysiu, tu darai, ten jūsų komanda yra, bet tu darai, tiesiog žiūrovai bus paprasčiau. Comic Con Baltic konferencinė yra, ne? Kaip jūs ją įvardėt? Labai sunku. Šiaip mes tiesiog renginys, bet geriausiai matyti apibūdina šitą lygą, tai festivalis po stogu. Festivalis po stogu, okei. Nes open air negali vadinti, nes be abejo, nes not open air, bet šiaip renginys, conventionas, nežinau, susibūrimo žmonių, sąskrydis. Labai daug skirtingų, bet yra ir tokių žodžių, kur labai skauda, kai kas nors pavadina, pavyzdžiui, mugė arba paroda irgi negali būti paroda. Nu, toksai keistas, bet čia renginys. Renginys yra popkultūros renginys, kuris tiesiog vienyje matyt nuo A iki Z visus absoliučiai žmonės. Kiekvienas turi savo kažkokią tais kabliuką, ties kurio kabinasi į populiariąją kultūrą. Ar tai būtų filmai, ar tai būtų geimai, ar tai būtų, nežinau, tas pats anime, ar cosplay, ar tiesiog gera emocija, kas ir vienyje visą šitą renginį. Tai vat renginys, manau. Jeigu taip, žinai, kaip daro šitą filmų prodiuseriai, kai reikia vienu sakiniu arba dviem apibūdinti. Apie ką yra, kokia yra renginio idėja? Tikslą tikrai turim tikslą išsikėlę, kuris yra utopinis, tai apie jį galėsim pašnekėti galbūt. Žiūrėk, aš esu močiutė, kuria yra 80 metų, va tu man turi paaiškinti. Gerai. Močiutė. Mes čia darom tokį renginį, kur galėsi su žvaigždėm susitikti. Matei per televizorių žvaigždės šitoj dėžutėj. Taip, tai jos atvažiuoja ir gali labas pasakyti. Bet niekada močiutė negalime sakyti, kad reikia mokėti už tai. Bet vienu žodžiu tai yra populiariosios rytų ir vakarų populiariosios kultūros renginys. Rytų tai čia jau į K-popą žiūrima, ne? Ar į rusų muziką? Ne, tai toliau truputėlį aš jau. Gazmanova neveža. Tai jo, Japonija, Koreja be abejo yra labai didelė tikrai dalis. Vien tik tai cosplay pusė, kur daug žmonių ieško inspiracijos iš anime, iš mangos, iš žaidimų, iš tos pusės, tai tikrai labai didelė dalis. Plus marketas pats, tas turgus vadinamas, gal skamba irgi žodis turgus, bet jis toks ten ir yra iš esmės, kur suvažiuoja labai daug iš Europos skirtingų lenkai, belgai, italai, lietuvių daug yra, kurie suvažiuoja ir susiveža daug tokios atributikos, maisto produktų, snacksų, visokių, kur negali šiaip nusipirkti. Dabar mes turim kelias parduotuvės per Lietuvą kompanijų, kurios atsidarė būtent tokios tipo parduotuvės, bet būtent į tokius konventus, į renginius atvažiuoja
su tikslu parduoti, nes yra vartojimo kultūra šitos renginiuose. Nuo pat senovės, kada prasidėjo pirmieji komikonai 72 metais, jeigu neklystu, pirmas susitikimas buvo žmonių New York'e, viešbutyje buvo arti ten 100 gal ar 150 žmonių tiesiog, kurie... Čia nuo komiksų turbūt nuo komiksų, jo, kurie mylėjo komiksus ir viską, ką darė ir Marvelis, ir DC, visas tas pasaulis, susitikdavo, bendraudavo ir iš to išaugo į tokius masinius. Manau, tai yra vienas populiariausias renginys, kuris daugiausia bilietų parduodamas absoliučiai pasaulyje po open airų visų, po visų tų festivalių, koncertų ir taip toliau. Tai kitas renginys, jeigu sujungtum visus bendrai, tai tikrai, pavyzdžiui, San Diego komikonas didžiausias pasaulyje yra, dabar neatsimenu, kuriais metais, dabar tas COVID-as išmetė labai daug, išbalansavo, bet jeigu neklystu, 19 metų jų renginys pasiskelbė, ar tai spalio 20, irgi vat, mūsų dabar datom, kažkurį dieną paskelbė, per 24 valandas pardavė 120 000 bilietų. Okay. Tai vat, tiesiog taip. Okay. Ir ar čia pas mus taip įmanoma? Ne, faktas, nes kol kas dar ne, sakyčiau. Bet tai rodo, kad žmonės labai nori keliauti. Big Bang Theory, žiūrėjai, nežinau, serialą. Ne. Tai ten visas serialas pastatytas aplink komikoną ir kai jie kiekvienas sezonas, jos eidavo per metus ir kiekvienais metais yra serija apie komikoną, nes jie varo į komikoną. Ten tokia kultūra tikrai užsivedus. Be abejo, labai gal daug stereotipų yra sukurta. Kokie ten žmonės renkasi, ar ten, kad gameriai prakaituoja ir smirda, kad užsidarė visi žmonės, bet čia labai senas, matyt, mąstymas buvo, dėl kurio ir mums buvo toks pretekstas iškelti į paviršių šitą dalyką visą. Nu, žinai, man atrodo, čia yra subkultūra ir subkultūra turi savo mitus turėti ir vat, įdomu, žinai, kad pas mus tai dar tik randasi. Tai va tavo renginys yra tai turbūt apie pasirodymą ir džiaugimas, išventimą to, kas tau patinka. Taip. Tai geros emocijos renginys labai gerai irgi apibūdina šitą. Ypač pasijautė visas šitas dalykas grinai po COVID-o, kai visus 2,5 metų mums reikėjo nukelinėti be abejo tą renginį ir tarp 19 metų renginio ir 22 metų, atrodo, pagal skaičius 3 metai pertraukos buvo, galima netgi taip traktuoti. Tai mūsų renginys buvo pirmasis greičiausiai renginys po COVID-o, tokio masto, tos geros emocijos. Ir tai buvo pavasaris, ką tik atidarytos duris visiems nuo perbėgus per metus ir žiema. Ir labai, man širpuliukai dabar eina, aš negaliu šnekėti, kaip kalbėjom apie tą afterį, bet čia irgi labai buvo gera matyti, nu kas yra. Tai tu rodyk, čia žmonės moka, kad tai pamatytų. Gal net ir spenelį per maikę daryti. Ne, tai jau jaučiasi, man rodo, žinok, nes toks kietumas. Bet aš suprantu, apie ką tu kalbi, nes po pandemijos, aš irgi matai, kai vestuvės vedu daugiausiai, labai jautėsi pokytis. Žmonės buvo tokie išsilgę kontakto, žinai, darbiškai, žinai, dar saugosi, bet labai nori ir tas buvo dar labiau branginama, tai jūs turbūt irgi tą pajautėte, ar ne? Labai pasijautė, be abejo, mes net nežinom, kaip bus pats visas renginys, nes tu labai sunku buvo planuoti. Galbūt pakilo internetų bilietai perkami, nes be abejo per COVID visi išmoko pirkti internetų dalykus. Ir tada nežinai, gal ateis žmonės ar neteis, nes pas mus renginiuose Lietuvoje ir šiaip Baltijos regione visame ir šiaip daugeliu vietų yra tas, ką čia šiandien veikt, ką čia rytoj veikt. Nueisiu ir nusipirksiu tą bilietą. O organizatoriai, renginio organizatoriai labai sudėtinga planuoti tada biudžeto tas eilutes, kurios tiesiog 70-60% žmonių perka ant durų bilietus vadinamus ant durų. Ir tu jau dabar mes kai darome 5 renginį. Jie perka ir neteina? Ne, ateina, bet perka ant durų bilietą. Tai tu negali planuoti, ar ateis tie žmonės, ir tu nežinai, ir tu žinai tik tai tą renginio dieną, matai pilną žmonių ir matai einančius pardavimus ant durų. Labai lievai skamba, bet labai geras pasakymas. Ant durų perkančius bilietus ir tu matai, kad viskas yra tvarkoje, bet einant metam ir planuojant, tu nežinai, o gal jie neteis ir nepirks ant tų durų. Matai tik tai internetinius pardavimus, žinai. Tai nuseklumas ir planavimas yra svarbus. Gerai, kodėl ant durų bilietai yra, aš tai žinai kaip ir suprantu, bet įvardinkim, kodėl yra geriau parduoti konkretų kiekį iš anksto ir žinoti, kiek ateis. Tai įvaldymas labai paprastas. Be abejo, renginio biudžetas sudaro iš labai daug eilučių. Yra ir partneriai, yra bilietų pardavimas, greičiausiai yra didžiausia dalis. Ir, tarkim,
kai mes neparduodame kažkokio specifinio produkto, už kurį mes žinom, kad galbūt preorderins, žmogus nusipirks ten, nu, tarkim, telefonas, ne? Ir mes pagaminom 100 000 telefonų dėl to, kad 100 000 preorderių buvo arba 80 000 preorderių ir žinom, kad gal 20 000 on top kažkada dar išeis. Bet mes gaminam renginį, į kurį patys ir galvom, koks bus turinys jame, ar ne? Tie patys, tos pačios kviestinės žvaigždės iš Hollywoodo ir šiais metais kas atvyksta. Ir tie visi žmonės kainuoja pinigus. Jų guarantee fee yra, kad jie pasirodo, atvyksta. Ir jeigu mes žinotume, kad mes parduodam 80% bilietų iš anksto, mes galim planuoti, yra jau toks biudžetas, tai tvarkoja, gal mes perinam iš C listinių žmonių iš Hollywoodo į B listinius arba į A klasės žmonės. Ir mes žinodami taip galėtume gerinti pačią renginio, kelti kartelę. Dabar gaunasi, kad mes darydami renginį galbūt pasisaugai, galbūt pasiseka geriau negu galvoji ir tada tie pinigai visi keliauja į ateities renginį. Tai taip mes tiesiog užsitęsiam. Be abejo, būtų faina žinoti iš anksto, bet matyt, būtent mes tokį renginį ir pasirinkom organizuoti, kurį galimai nesuprasi, kiek tų žmonių bus iš tikrųjų, nors kiekvienais metais 30%, konkrečiai kiekvieną renginį dabar, negalim metai sakyti, renginį auga po 30% lankytojų skaičius. Kažkada vis tiek tos lubos bus, nes ir Litexpo neguminis, ir tas marketas, jisai žmonių ta rinka kaip ir auga, bet kažkada vis tiek pasieksim tą piką, kur, žmonių Lietuvoje nedaugėja, kas metus po dvigubai. Ir galų galia atsiras, žinai, daisyti kitų, kuriems, žinai, brigada filmai buvo daug ką reiškia, žinai, ir jau jų nenorės įsileisti, žinai, atsiras tas, matyt, kritinė masė. Pakalbėkime apie pradžią. Kada buvo pirmas Comic Con Baltic? 17 metais. 17 metais. Tai dabar yra, galima sakyti, gruodžio mėnesį buvo, tai 8 metai bus praėję, dabar bus 5 renginys spalio mėnesį, tai pirmas renginys. Tu nuo pradžios esi projekte? Pačiame projekte esu nuo pačios pradžios, bet nebuvau tiek įsivedęs į šitą projektą. Buvo kolegos, kurie iki dabar irgi keliavo kartu ir toliau tęsiam darbus kartu, tai jų buvo, bet istorija visa aiškiai iš esmės. Tai pirmas Comic-Conas gruodžio mėnesį, gruodžio 2-3, jeigu neklystu dabar, jeigu gerai atsimenu, buvo. Bet tai palauk, čia labai rizika. Kodėl? Tai šalčiausias metų laikas ir persirengus reikia ateiti. Na, žinai, tai kai gauni Litexpo tom dadom, tada ir darai. Ir daug nutikimų buvo ir kviestos, mes turėjome ir pasiskelbę žvaigždžių, kad iš Game of Thrones atvažiuoja, be abejo, ten gal nebuvo patys didžiausi ir ne patys viduriniausi, bet buvo daug tokių nutikimų, kurie velė stresą, nes visi žmonės, kurie mes buvome organizuojant šitą renginį, buvo iš visai skirtingų kategorijų žmonės. Vienas karininkas, buvęs kitas, tarkim, gal iš panašios, organizuodavo muzikos koncertus, ten turėdavo kažkokios patirties. Trečias šiek tiek su kinu, bet visi fanai tiesiog populiariosios kultūros ir norėjom šitą hobį įgyvendinti į kažkokį tais fizinį objektą ir dalintis džiaugsmu su žmonėmis. Prisijungė dar keli žmonės aplinkui, bet iš esmės mes tai labai ką darom, kaip ir nelabai žinojom, ką darom. Nežinom, kas gausis. Kas tas Comic-Conas apskritai, kaip žmogui paaiškinti. Dabar aš jau, arba tie žmonės, kurie jau susipažinę, dabar jau per kelis renginius, mačiau kažkur. Čia tie, kur ten, žinai, komiksus dalina. Bent kažkokia kryptimi kažkiek yra girdėję, bet tada buvo labai sudėtinga. Ir sakau, jau mes kalbėjom apie šitą, kad iš kažkokių sponsorių ar partnerių susirinkti kažkokį biudžetą, tai visiškai apie tai buvo galima tiesiog pamiršti. Tai tikrai nebuvo taip lengvai ateinantis, ne? Ne, pirmais metais buvo labai sunku, nes, galima sakyti, 1 iš 10 žmonių, su kuriais šnekėdavai iš tarptautinių kompanijų, kurios dirba Lietuvoje ir turi savo atstovybės ir galvoja, kad pasaulyje tikrai žinomas šitas dalykas kaip Comic-Cono, kaip konceptas. Buvo labai sunku, 1 iš 10 buvo girdėjęs. Ir tada tiem 9, o taip pat čia kas, čia ateina stand-upus kažkokius daro, komikai čia kažkokie, ne? Čia anekdotų festivalius, juokis ten 2023, žinai, ir žiauriai sudėtinga. Ir be abejo mes pardavinėjom
tą, ką kažkas kitas yra padaręs, ne, pasaulyje. Ir mes turėjom tik savo įsivaizdavimą, kaip tai galėtų atrodyti. Mes žinom, kad turi būti kino dalis didelė, svečiai ir diskusijų. Mes žinom, kad turi būti cosplay, mes žinom, turi būti gamingas kažkokia pusė. Ir buvo tokių, kur ir per parą ir 3 cigarečių pakelių sudaužai ir tada per visą Litexpo būtų žolda didelė, nes nebėra ką ten padėti. Nu, yra tokių. Be abejo, žmonės, kurie atvyko, 11,5 tūkstančių žmonių susirinko gruodžio mėnesį pirmais metais. Tie žmonės tų visų kliurkų, tų vadinamų galbūt ir nematė, bet tas ir yra renginio organizatoriaus darbas pagrindinis, kad jeigu tau kažkas nepavyksta padaryti to, kad tu suplanavai, dažniausiai žmonės to nežino, nebent tu jau buvai pasiskelbęs. Ir svarbiausia, kad to, ne tai, kad nesužinotų, bet svarbiausia, kad žmogus nejaustų, kad kažkas galbūt organizavime buvo blogai, o jaustųsi gerai. Žinai, tu pats iš to tragedijos nedaryk, maždaug. Taip. Tai daug buvo ir tokių, kur mes tos propsus iš filmų atsivežinėjom, tai buvo Batmobilis, ten dar kažkas. Ir važiavo pirmais metais mašinos, atsimenu, iš Lenkijos ir tai žiema užpūstė, tralai ten užstrigo, žodžiu, diena ar ten 2, dabar galvoju, 3, man rodos, dienos lygiai iki renginio, skambina Lenkas vairuotojas, kuris nešneka jokia suprantama kalba, jokia kalba ir sako, no go! No go! Snow, blėt! Snow! Ir ką, ir galvoju, bet šiaip netaip atvyko. Vežė tas mašinas su atviru tralu. Gruodžio mėnesis visos mašinos ten kabrioletai, prisnigtas sniego, į Litexpo įsivarėm, ten šlangom karštų vandenių, kad nutirpdytą sniegą. Tai čia vyko viskas naktį prieš ir kai ateina kitą dieną ir viskas atrodo iščiusti ir žmonės, jau mes čia fotkiname, žinai, bet mobilis koks fainas. Tada 24 hours ago, žinai, vyrukai stumdo. Tai daug tokių visų smulkių nutikimų, be abejo, tiek, kiek mes išgyvenę patys, nes komanda nedidelė, 4 žmonės tada per metus iš esmės pagrindė 3-4 galbūt daugiau dirba, bet va dabar atėjęs renginiui arčiau labai daug žmonių susibūrė, nes tokių bendraminčių mes turim dabar gal galima įvardinti net 30 kažkur žmonių, kurie nori padėti ir dirba su vienais ar kitais dalykais. Tai turit brandolį, kuris nesikeičia ir yra tie tokie pagalbiniai? Ne tai, jie net irgi tie pagalbiniai nesikeičia. Iš esmės, nors negaliu sakyti, kad yra brandolys, yra žmonių būrys, kurie galbūt aplink mūsų visus susibūrė ir visus metus visi žino, darom komikoną. Ar tai vienas žmogus tai daro mėnesį likus tik iki renginio ir turi savo, žinai, darbą, kurį jau daro kelis metus iš eilės. Ar tai yra keli žmonės, kurie mes patys su sponsoriais bendravom visus metus ir galvojom idėjas ir integracijas patėmėm, nes dirbom kaip mini reklamos agentūra, būtent dalyviam ir partneriam. Ar tai būtų e-sporto komanda, kuri susibūrė šiais metais pirmą kartą, nes neturėjom anksčiau jokio e-sporto, kolektyvo, kuris oficialiai dirbtų su užsienio partneriais ir darytų turnyrus, kurie yra oficialiai licenzijuoti. Tai tą pradėjom šiais metais ir jau ta komanda vis būrėsi. Be abejo, nėra nuolatiniai darbuotojai, faktas, ir tai galbūt yra vienas iš mūsų tikslų, kad ne tai, kad komercializuoti šitą renginį ir uždirbti, bet suburti tokią komandą žmonių, kur šitas mama, tėvas, komikonas galėtų leisti tiem žmonėms visiems daryti tai, ką jie nori ir tai, ką jie mėgsta ir galimai iš to, bent jau per šitą periodą, užsidirbti vieną ar kitą pinigą, kad galėtų, kad motyvacijos tiesiog atsirastų daryti šitos dalykus, nes gali belekas suorganizuoti, pinigus numesk ant stalo, bet jeigu nėra to tokio drivo pas žmonės, tai labai kartais pasijaučia. Tai žmonių miksas labai daug lemia, mes netgi dabar matom paskutinį metus, kad tik čia galbūt Blizzardo istorija labai parodo gražiai, ką reiškia motyvuoti žmonės, degantis tuo pačiu ir ką reiškia tie, kurie ateina atsėdėti, atidirbti, žinai, ir varnelės susidėti. Taip. Jo, ir pats tokia istorija. Galėčiau papasakoti, bet ne apie tai šį kartą. Tai dabar nenoriu pabėgti nuo chronologijos. Įvyksta pirmų metų renginys ir kaip atrodo po to, jūs, nežinau, turit gepą kažkokį biškį pailsėti, ar yra susirenkat ir žiūrit, kas kaip pavyko, vertinimai. Nes vėl, jeigu tu kalbi, kad norit turėti žmonės, kurie nuolat tai daro, tai tu gaunasi, kad tu sykį metus padarai renginį ir paskui iš to tiek uždirbi, kad jie visus metus gyvena. Arba neuždirbi. Okay. Arba neuždirbi. Tai vat po pirmų metų kaip atrodė tas lipimas? Nežinai, turbūt buvo tikslai, kažkas nepasiekta, biški demotyvacija, kaip tvarkėtis? Tai po pirmų metų be abejo buvo
nebuvo, jeigu komerciškai žiūrėti, tai be abejo, kad renginys nėra pasisekęs, bet tu su tuo susitaikai arba nesusitaikai. Buvo keli žmonės, kurie nesusitaikė iš tos chebros, kuri yra ir tiesiog liko kas liko. Ir tada yra sprendimas. Ką darom? Darom. Darom toliau, bandom kaponuotis, užkurtas brandas visai neblogas, emocijos ir feedbackai iš žmonių, lankytojų labai geri buvo, be abejo visą laiką mes turim tokių žmonės, kurie viskuom visą laiką nepatenkinti ir kam čia mums reikia, kodėl mūsų renginys buvo anglų kalba. Nu ką, jūs čia supranti šio laikinius tėvelius ir taip toliau, tai būna, kad tokių žmonių darom. Surastos datos, pasirašomas sutartis toliau su Litexpo ir važiuoji toliau. Ir tada gyveni tą mintimi ir darai žingsnius, kad pasiektum tą datą, nes 18 metai buvo rugsėjis. Ir tuo metu dar buvo kitas renginys Gameonas, kuris žaidimų kultūros renginys buvo tais pačiais ir 17 metais, ir 18, ir 19, ir 22 jau mes tada buvom po vienu stogu, kas buvo logiška, bet jeigu chronologiškai nepabėgant, tai be abejo tie du dideli, negali sakyti, kad vienodi renginiai, bet labai artimi renginiai. Jie vyko mūsų rugsėjai, jų buvo spalio galas, lapkritis, 2 mėnesiai skirtumas tarp dviejų, irgi buvo kėlė ir mum problemą, ir jiem patiem problemą, nes kalbant apie partnerius, ypač lietuviškus, retailerius ar dar kažką, kad dabar mes turim į kalendorių įsidėti 2 renginius ir dalinti biudžetą per pusę, ar ne, dalyvaujant vienam ir kitam renginį, nes norim. Arba renkamės full biudžetą į vieną, arba full biudžetą į kitą. Ir jiem ir mums buvo blogai, ir mes labai daug bendradarbiavom kartu su Gameono chebra, kaip šitą dalyką išspręsti, kad renginys turi būti vienas, for sure, 100%. Jūs netapot kaimiečiai, kurie pjaunasi, o tiesiog ieško sprendimo. Jo, tikrai ne. Ir dalyvavom ir mes pas juos renginiuose, ir jie pas mus renginiuose. Žodžiu, viskas buvo labai gražiai šitoj pusėje. Ir vėl nepabėgu nuo klausimo, kad ką daryti tuomet. Ir tuomet 3, jeigu neklystu, likome po visko, po 1 metų renginio ir judam toliau. Vienas žmogus išvyko į Ameriką, atsimenu, viena iš mūsų nepagalbinių, labai lievas žodis, iš mūsų šeimos narių. Labai geras. Iš mūsų šeimos narių išvyko į Ameriką ir tada sako, bet aš galbūt grįšiu. Ir grįžo, ir mes ją prisiminėm, ir kartu atsirado labai greitai šeimoje. Tada lipdėsi kiti žmonės, tada atsirado irgi tokių dalykų, kur klausi pagalbos pas vieną, kitas žmogus sako, gerai, aš padėsiu, davai darom kartu. Ateina viena kažkokia sritelė, ten tarkim savanoris perėmė vienas žmogus. Ir gamingą kažkaip taip netyčia gavosi, kad į mane nukrito, žinai, visas technologinis. Pasiskirstėm tokiais darbais ir sferomis, kuriomis dirbam ir bandom pušintis. O, skaitėte žmonės pagal asmeninį polinkį kažkur, kas patinka, kas yra artima? Dažniausiai iš to kolega vienas labai mėgsta skaičius, tiesiog jisai toks yra žmogus ir bendrauti su žmonėmis, rasti sprendimus, kaip geriausia integracija, kaip biudžetus valdyti ir taip toliau. Tai natūraliai taip gavosi, kad pagrindė žmogus šneka su sponsoriais, partneriais ir bando sudėlioti. Man natūraliai gaunasi aš tiek žmogus, tai man viskas, kas liečia technologinius partnerius, sponsorius, kaip įsigvildena visi technologiniai sprendimai pačiame renginyje, filmavimai, garso šviesos, integracijos pačių gamingo, stage'as, dabar jau ten tokie visi dalykai techniniai labiau, kitam žmogui, nežinau ar jam patinka, bet natūraliai nukrito šiaip salių kūryba, jis kūrybiškas žmogus, tai jam kaip atrodys salė, žinai, kokias mes turėsim propsus iš filmų, kaip apipavidalint, žinai, visas erdvės, tokias dekoras, kaip atrodys stendai ir taip toliau. Šiaip nėra tai, kad visiškai aš turiu kažkokias pareigas, mes darome, aišku, viską bendrai kartu, kartais tai yra blogai, nes tu per daug informacijos galvoji laikai ir vienas ar kitas dalykas gali įbėgti, išlysti kaip per vedis ir turi vaikų rodydavo šitą kelią. Per vieną ausį įlenda, per kitą išlenda, bet to pačiu turi viską, žinai, gali viską bandyti atsiminti, overseen, jeigu kažkas kažkokį komentarą sako, tu jau atsimeni, atsimenu buvau, tai mes tokia artima
artima labai šeima šitoj vietoj. Neturim grinai pasikeisiu, bet jeigu bendrai kažkas paklaustų, ar ateitų nuo žmonių, sveiki, aš biški dėl technologijos norėčiau pagalvoti. Numestam žmogų ten. Sveiki, čia mes ieškom, kaip integruotis renginyje. Tada klausimas, ką jūs, kur, tech, ne tech, ne. Eini ten, žinai. Taip. Turim tokį pasiskirstimą, bet bendrai stengiamės viską daryti. Nu, pavyzdžiui, dabar tau rodžiau, aš už merčą atsakingas šiais metais, nes taip tiesiog gavosi, žinai. Parašiau, radau, buvom ten kažkaip per pastaruosius metus vandens partneris irgi kažkaip nukrenta netyčia man. Taip tiesiog pasidaro dalykai. O tai tau nėra svetimi dalykai? Klausimas gal labiau, ar būna dalykų, kur tu nežinai, tau reikia pasidomėti, kaip tai veikia, kas tai yra ir tada labai dažnai iš esmės. Tai dabar jau gal yra tai, kad mes iš savo patirties žinom, kaip veikia įmonių politikos, kaip pavyzdžiui, vieni ar kiti susidėlioja savo, kaip pavyzdys, viena įmonė kalendorinius metus savo ar finansinius metus skaičiuoja nuo gruodžio iki sausio, nuo sausio iki gruodžio, kiti skaičiuoja ir biudžetinės eilutės dėliojasi nuo kovo mėnesio, kaip pavyzdys. Ir dabar, aš žinodamas tai, aš žinau, kad reikėtų vasarį parašyti galbūt jiem priminimo kažkokį laišką arba pasibilimo arba susitikimo. Kitus žinau, kad reikėtų jau eiti lapkritį, bet tada įsimetė gal blemba, bet kalėdinis sezonas dabar. Ir tokius dalykai ateina per patirtį, bet šiaip tai daug dalykų mes tarėmės. Ir tu girdi, pavyzdžiui, kaip tai yra svetima galbūt dažnam, kas girdės, nes man net irgi truputį yra baisu. Man, pavyzdžiui, būtų baisu imtis darbo, kur aš nežinau, apie ką yra. Taip. Ir man būtų baisu, kad aš nespėsiu, aš nesugebėsiu, aš neišmoksiu tam, kad rezultatas būtų geras. Kaip jūs, nežinau, menedžinat, valdot šitą visą tikslą ir rezultatą, žinai, kad, ar nėra, nežinau, kaip žmogus nesijaučia paskui blogai, kad, galėjau tą, ir tavo. Visą laiką sakau, palikim kitam renginiui. Okay. Lygiai taip pat daug dabar, ką tu pasakai, kad bijau, nes nežinau. Ne? Tai be abejo, nes kai komanda plečiasi ir nieks nežino, labai retas žmogus žino, kaip organizuoti tokią masto renginį ir iš kokių dalių susideda. Praeitą savaitę buvau gavęs tą klausimą. Tai ką jūs ten veikia dabar? Taigi dar mėnesis iki renginio, ką ten sąskaitas išrašinėti visą mėnesį. Ir kaip ir užsitrigerini, toks yra gaidukas kažkur įsijungia, bet tu žinai, kad kiek yra žmonių prisilietę prie tokio ir tada bandai išaiškinti. Bet ir lygiai taip pat su vienu žmogumi buvo, labai nori padėti. Jis sako, reikia pagalbos. Aš kažką, jis pats gameris yra, žinai, žmogus. Tai sakau, tai gerai, su gamingu, davai, darom. Esporto stage'as, tave padarau, aš tau padedu, nes pernai metais pats, sakau, viską dariau, sakau, davai, susijungiam, nes mes ir tos fizinius darbus prieš renginį patys visus darom, nesamdom kažkokios kompanijos, aš sėdžiu pats, laidukus ten sujunginėju, tempiam, statom, nes visus stendus statom mes patys renginį, viską patys darom. Kaip turkiniai? Turbūt, bet sakau, čia yra geras dalykas dėl to, kad mes žinom, ko reikia renginyje mūsų lankytojam ir dėl to kompanijos neina pas reklamos agentūras. Milžiniškus pinigus reklamos agentūrom palieka už tai, kad galbūt pataikys į konceptą, kurį reikia. Tai iš esmės jūs esate tokie žmonės, kur jūs kaip ir garantuoja dabar jau už rezultatą, ar ne? Atsakom už bazarą. Atsakom už bazarą, mes kalbėjom apie tą... Galim sakyti, kad garantuojam. Dabar jau garantuočiau dirbat, žinot, kad tikrai bus kažkoks lygis, kurį jūs dar kelsit kiekvienais metais. Kartais pagalvoju, kad sunku, kaip mes pakelsim tą dar kartelį aukščiau kitais metais. Bet yra matyt prieinamas kažkoks taškas, kur čia yra kokybė, ne? Čia yra, aišku, max, bet niekada tu nenori būti ties čia, nes nebus kur tobulėti. Čia yra kokybė ir jeigu tu organizuojant tokį dalyką kaip mūsų, čia galbūt galima sulyginti su gera kino juosta, ne? Kažkokiu filmu. Tau, pavyzdžiui, ne? Pastarųjų kelių metų, kaip pavyzdys, kuris filmas padarė didžiausią įspūdį ir sakai, nice. Pastarųjų net nebuvo daug. Gerai, Jokerį gal dėkiam. Tarkim, Jokeris, ne? Jokeris yra filmas, tarkim, negali sakyti 10 iš 10, 9 iš 10 ar 8 iš 10, tarkim. Ir jeigu mūsų renginys 8 iš 10 yra, ir jeigu jis kitais metais bus vėl 8 iš 10, aš būsiu labai laimingas. Ir jeigu tu žiūrėsi filmą vėl 8 iš 10, Jokeris antras, jeigu bus tiek pat geras, bet bus sunku sulyginti, nes visi kvėl, nes geresnis buvo, bet jeigu bus toks pat geras, labai gerai.
jeigu bus vėl toks pat geras, ir jeigu tu visą laiką išlaikysi tą kartelę ir palaikysi žmonėm emociją lygiai tokia pačia ir jie džiaugsis, kad ir norės kitais metais vėl atkeliauti, nes turinys pasikeičia, viskas pasikeičia, vis tiek negauni to pačio, tai manau, čia yra tas, dėl ko reikia. Okay. Tai jūs nematuojat sėkmės turbūt, ne? Nes aš dabar, toks kaip Leimanas dabar sėdžiu, galvoju, jeigu atsivežtume ten jau ten, kaip prašo, ten Schwarzeneggerius, ten A lygį, žinai, tai jums čia nėra pakilimas. Aš net galvoju, kad čia būtų blogas dalykas. Va. Aš taip galvoju, be abejo, atsivežti Schwarzeneggerį, ar ten Chucką Norrisą, ar ten Zendaya, ar Tomą Hollandą. Valgyti ir skaityti ir klausyti, ar tikrai patiko Lietuvoje. Šiaip tarp vyko, vedam mes visus svečius, cepelinų, šaltibarščių ir jie tada daro. Iš šeštadienį, sekmadienį vakare, biški dar užlupam su jais kartu, bet iš šeštadienį, sekmadienį pavalgo jie cepelinų, pavalgo šaltibarščių, atsigeria lietuviško alaus visą laiką, nu ir tada jau laisva. Dažniausiai vietinių mažesnių gamintojų. Tai paskutinius metus laiką varydom, nežinau, galim sakyti kur? Tai galim sakyti. Jį būsi trečias. Čia jau mokama dalis. Tai būsi trečias būdavo Vilniuje ir ten jie gyverda savo liuką. Čia senamiestė, ne? Jo, Totorių gatvėje. Studentų tą landinę. Taip. Bet žinok, žiauriai gerai, nes jie turi ten tokią atskirą salytę. Ten už tokių knygų atsidaro tokias duris, ten ta salė ir mes ten įeinam atskira, visi savi ten svečiai visi suvažiuoja mūsų, kas yra kvestiniai, keli jų palydovai, mūsų savanoriai, tai jam ten savanoriam iš viso būna pasaka, tada kažkas iš mūsų komandos visą laiką nusiunčiam, kad būtų, jeigu jie kažko norėtų paklausti. Ir jie ten suvalgo cepako, suvalgo šalteko, atsigeria alaus ir kitą dieną vis tiek jie varo į patį renginį. Tai pernai metais mes turėjom, ir šiais metais, tarp kitko, jis grįžta, Tomską tokį turėjom, youtuberį, 8 milijonus subscriberių turintis žmogelis iš Britų. Didelis toks vyras, atvarė, pavalgė šaltekų, cepakų, 13 alaus. Wow. Bet jis toks tikrai drūtas, susipila, so good. Tai ir savanoriai vežė, jisai sako, niekur aš nevažiuosiu kitą dieną, o jam penelis ten 12:30, man rodas. Sako, niekur nevažiuosiu, važiavam su mašinom. Vyciukas, Vytauto. Sako, best. Visą dieną su Vytauto buteliu lakstė. Ir jis taip keikais atsiprašinėjo, aišku, visą dieną, atsiprašau, kad toksai, bet Demiko įkalbino, tarp kitko, sekmadienį, jeigu aš neklystu jo. Tai sakė, jau nebesijautė, bet matėsi iš akių, kad vakar buvo užvartojęs. Tai sakė, niekada daugiau gyvenime, bet kai mes pakvietėm jį dar kartą šiais metais, sako, will be there party on Saturday. Tai čia turbūt daug kamera ir motyvas grįžti, nes svetingumas yra, žodžiu, niekur nedingęs. Ne, tikrai ne. Geras. Tai va, ir nepabaigiam tiesą apie tą, bijau nieko nežinau. Tai va, yra žmogus, kuris su gameris nori padėti su gameriais, gerai, tai mes padarom viską savaitę iki, statysim visą renginį, padarom, susijungiam, nes ten 10 kompų, 10 monikų, ant stage, pavyzdžiui, ir daug kitur vietų, belekiek ten, gal 100 kompiuterių, žinai, sudėti ir visus jos sujungt, laidus, kad gražiai, kad suslėps, surašyti programas. Ir sakau, pasidarom šitą ir paskui tu galėsi būti atsakingas už stage, žinosi visą programą ir tie žmonės, kurie lips, skirtingi turnyrai, kurie vyks, tu pas tavę visą informaciją, žinai, bus ir tu tiesiog bus. Ir žmogus sako, bet aš tai nežinau, kaip tai padaryti. Sakau, tu nežinai, kaip laidas sujungti nuo vieną iki vietos, kad gerai atrodytų. Nu, žinau, tai sakau viskas. O visą kitą tu vietoj suprasi. Aš lygiai taip pat tavo pozicijai buvau ten kažkada, žinai. Tai, bet tokius žmonės reikia kalbinėti, sakau, tu nebijok, viskas bus gerai. Kaip kitaip išmokti? Čia, kaip žmonės pergyvena, kad Sivekos rašo, kad reikia 2 metų patirties, nors tu, bet moka kaip juniorui ten kažkaip. Taip. Bet ima jauną žmogų, pirmas darbas, kaip man 2 metų patirtį turėtų. Taip. Tas klasikinis deadlockas. Tai va, lygiai taip pat čia atvirkštinės tos gaunasi, kad tau siūlo, ką reikia daryti, bet aš neturiu patirties, tai man nereikia, bet aš bijau. O padarysi ir kitą kartą bus geriau. Tas just do it, aš kažkaip... Just do it, pastarosiam, žinai, čia ir dienom ir šiaip laiku vis atsimenu tą tikrai genialus šūkis ir šiaip reikėtų dažnam pagal jį gal gyventi, žinai, just do it, rimtai, jeigu yra proga, tu jas negali švaistyti. Tavo backgroundas, man įdomu, ką tu baigęs kažkokį mokslą, ar tu taip ir organizuoji? Bandęs baigti mokslą, aš studijavau turizmą, Adventure Tourism and Hospitality. Tai to kaip ir arti čia šalia to, ką tu dabar darai?
Iš esmės, jo. Nes, žinai, vis tiek tai yra publikos, kuri ateis hospitalį, tai priėmimas, žinai, ir tada tu jau galvoji iš tos pusės. Šiaip norėjau žurnalistiką studijuoti, buvo visiškai durnas, bet mane, aišku, atmušė lietuvių skaičiai egzaminų nuo šitos idėjos, bet kaip ir viskas tvarkoj. Ir tada šiaip patirtis pardavimo nemaža per gyvenimą susirinko ir on the floor pardavimai, kur tu sėdi standartinis, nuo ko pradėjau, man galvoju, pirmas darbas, oficialus pirmas darbas, vairavau DHL mašiną. Ok. Iš sandėlio į oro uostą ir atgal ten toks trumpas, ne kurjeris buvau, bet siuntas pristatydavau į oro uostą. Paskui oficialių darbų, keli darbai tokie nereikšmingi, bet paskui kofeinė. Matyt, kaip kiekvienas jaunas žmogus labai norėjo ten dirbti, buvo tokia kažkokia sukelta, matyt, kai kofeinas atsirado. Jis pirmas buvo, taip. Jo, tai buvo tokia sukelta, tai atsimenu, dviesi su draugu ten dirbom, tarp gal 20 panelių iš viso per visus, nes 3 buvo kofeiną atsidarė vienu metu, tai tada buvo jo. Bet šiaip jo patirtis topo centre, kurį laiką, irgi daug laiko ten esu atidavęs vienoje ar kitoje vietoje, bet pagrindė pardavimai, jo. Ir tu Vilnietis ar žodžiu Vilnius? Fabų vaikas. Fabų vaikas, miriau ir gimsiu, ne, jau miriau ir gimsiu, sakau, gimiau ir mirsiu, bet jau gal ne, nes įsikraušiu pagaliau. Ok. Geras. Jo, jaučiasi iš tavęs tas gerasis miestietis, žinai. Gerasis miestietis? Jo, nes yra ir negerieji miestiečiai mano galva, bet tave, jo, tu tai tas laisvas, kurį visus vienodai vertina, žinai, nėra čia geras, blogas, nėra nusistatymų iš karto prieš kažkaip, tai jo, labai jaučiasi. Mes pirmus 2 metus palėtėm. Įdomu, nežinau, į ateitį, tarkim, ką tu matai. Tai kalbėjau apie tikslą, ne? Taip. Galbūt ir tikslas, tai be abejo, tas realusis tikslas, tai yra dalintis emocijomis su žmonėmis, kurie myli šitą kultūrą, su šitą subkultūrą, kurie dalinasi savo idėjomis su mumis. Tai labai daug kreipiam dėmesį, mes Facebook'e ten tokią machinaciją šiaip esam padarę, mes turim kelias grupės Facebook'o, kur šiaip jos mums labai gerai veikia kaip fokus grupės. Neskleipsiu kokios, nes tiesiog galbūt tada žmonės, kurie matys, gal nemanau, kad nusimins, bet aš nežinau, ar čia... Tu pasakysi, iš ko dešelė pagaminta, žodžiu, tu nuimsi tą... Bet iš esmės yra panašios subkultūros grupės, kur nemažai yra žmonių, mūsų, pavyzdžiui, Comic-Con, aišku, page'as ten 14 tūkstančių dabar gal, ar 11, net nežinau pasakyti. Bet yra kelios kitos, po 5, po 3 tūkstančius, kur yra tematika vis tiek apie filmus, kultūrą, gamingą ir taip toliau. Bet labai geras yra pasitikrinimas, keli pasitikrinimai, kokį svečią kviesti, ne? Nes šiaip labai dažnai būna žmogus, Instagramai dabar atsidaryčiau Comic-Coną, pabraukčiau ir pamačiau, atvežkite ten tą, atvežkite tą, kodėl jūs nepakviečiat, pavyzdžiui, kodėl nepakviečiat Millie Bobby Brown, kodėl nepakviečiat Millie Bobby Brown iš Stranger Things, pakvieskit, prašau, gerai. Ir mes pakviesti galim, kas susimokės už tai, žinai, kad jinai atvažiuoja. Tai ką mes darome, kaip pavyzdys, turim sąrašą žmonių pagal mūsų biudžetą, kurį mes galim savo leisti, ir sąrašą žmonių, tarkim, 3 kokius žmonės, kuriuos galėtume pasirinkti, ar ne? Tada padarom sugalvom progą, kodėl reikėtų kažkokią apklausą padaryti. Taip. Nu, tiesiog polas Facebook'e, žinai. Taip. O, išėjo ten naujas kažkoks serialas. Ir 11 ar kokių 10 pavardžių sukrauname į jas. Tarp tų pavardžių yra ir mūsų tos 3 pavardės, kurias mes galim atsivežti. Taip. Ir pabandyti tekstu nukreipti į tą pusę, ar jie pasirinks tą žmogų. Ir labai dažnu atveju tai būna, kad tiesiog iš tų 3 kažkurį vieną užbalsuoja žmonės ir mes tiesiog, jie nežinodami išrenka mums svečią. Ir tai veikia, tai pasiteisina? Ir ar pasiteisina, nežinau, bet mes tiesiog taip nusimetam nuo savęs atsakomybę, kur atrodo, mums reikia patvirtinimo, be abejo, mes žiūrim Google Analyticsus, labai geras yra pažėjimas, dabar galbūt jau šiais laikais nebe, bet dar kol nebuvo linkomanijos viso galutinio to teismo sprendimo ir kur užblokavo, nors neužblokavo, bet užblokavo. Taip. Tai nueini, kaip pavyzdys, dabar ką mes čia esam, kad ir tas pats Witcheris, ką mes esam dabar paskelbę aktoriai iš Witcherio, nueini į TV atsisintimus linkomanijos, spaudi kur daugiausiai ir scrollini. Ir žiūri, aha, okei.
šitas, sužaidimas tas pats. O God of War išėjo naujas, pažiūrė, kiek seną atsisiuntė, gerai, įmam tą berniuką iš God of War. Nes tu tiesiog matai, ant kiek populiarus yra Lietuvoje. Taip, Analitiksai parodo serčus be abejo, bet tų pirataujančių žmonių, tu irgi gali tokią kaip statistiką pasiimti. Ir tu, man atrodo, gauni tą tikresnę, nes piratai, kai eina, aš irgi esu linkomanė turėjęs, aš atsimenu, žinai, kai tu ten, žinai, tu eini, žinai, kaip saldainių parduotuvė, žinai, vaikas jauties. Tu eini saldžiausia, geriausia, nes ten visą laiką bus. Taip. Tai turbūt yra labai tikslus skaičiai. Tikslus skaičius, nes atsisiuntė, greičiausiai pamatė. Ar patiko ar ne, čia jau kitas klausimas, ką jis ten... Bet o jie ar konvertuojasi į jūsų auditoriją, žinai, ten vėl bičas, kur nors ten, žinai, gargžduose, iš linkomanijos, kur pučiasi, turbūt ar yra jūsų targetas vėl? Ne, targetas yra bet kuris žmogus, kuris palaiko šitą kultūrą ir šiaip kuriam faina jaustis gerai, tiesiog nes apie tai renginys. Be abejo, pagrindinė auditorija yra iš didžiųjų miestų Lietuvos, tiesiog mes matom pagal registruotus bilietus, kurie yra parduoti, nes visų mes negalim matyti ir tie, kas perka ant durų, irgi negalim statistikos tokius vestis, bet yra ir nemaža dalis užsienio lankytojų. Grubiai kažkuriais metais skaičiavom apie 13%, netgi iš kaimyninių šalių. Po pernai metų, aišku, praeitą 19 metų renginį, tai ir Baltarusių nemažai važiavo. Dabar jau nebevažiavo, jau 22 metais. Kažkodėl, nežinau. Bijo, net įdomu. Visi geri žmonės uždaryti tenai. Tai dabar jau, kai sako, žinai, privažiavo čia, žinai, jau jiem važiuoti nebereikia, tiesiog, žinai, iš vieno rajono atvažiuos į Litexpo. Kieme labai daug, tarp kitko kieme, visiškai off-topikas, kaip ir karas prasidėjo, ir Baltarusijos visa nesąmonė. Kieme atsirado kelios baltarusiškų numerių mašinos ir ukrainietiškų numerių mašinų, tikrai nemažai, yra aplinkų ir kažkur kieme, bet abidvi, kurios pastaruoju metu visą laiką stovi pas mane kieme baltarusiškais numeriais mašinos, BI, bet ant Baltarusijos vėliavos Ukrainos vėliava užlipdyta. Wow, patys tokie. Statementas. Kur žinai, ne, kam tas Baltarusijos? Sveiki. Čia malonus. Malonus, žiauriai malonus toksai. Jo, ir jie čia gali tokius dalykus daryti, žinai, ten namuose gal nelabai. Ten iš karto gaus per kuprą. Gal nelabai. Tai va, tai ir tikslas, kur sakėm, dalintis džiaugsmu, o tikslas tokį, kurį išsikėlė ir labai norim įgyvendinti, kada nors, ar tai bus 28, ar tai bus 32, tikiuosi dar vis būsime, kad vieno, tarkim, iš kažkurių klasės filmų europinė redkarpeto eventą padaryti Komikone. Europinį netgi, Kur, tarkim, čia mes patys Komikono darom premjeras iš ankstinės, ar ten multikino, ar cinamonė, kur būna darom ir ten tiesiog fanų seansai, kurie dvi dienas prieš gali pamatyti vieną ar kitą filmą. Čia paskutinį dabar, man rodos, birželį dar tik tai darėm šito Flasho filmo. Darėm ir Black Adam, ir Spider-Man, ir Batmaną. Tas, kas komikoninio tokie filmai, bet labai norėtųsi, kad kažkada netyčia Komikono datos sutaptų ir būtų vardas toks, kur ir galbūt ta Lietuva netgi tokia ir egzotika yra, ypač kai kalbam apie hollywoodinius aktorius, svečius ar dar kažką, jiem įdomu atvaryti į Lietuvą, vien tik dėl to, kad jie niekada šiandien nėra buvę. Jie gal net nevažiuotų į šitą mūsų renginį, tiesiog, nes jie tikrai neužsidirba tų pinigų, kiek galbūt galėtų užsidirbti, bet kai gauna progą atvaryti į Lietuvą, labai didelė dalis ir agentų, tarkim, kurie yra žydų kilmės, labai daug tikrai yra toj srity. Tai ir šiais metais, ir pernai metais vienas ir kitas agentas yra, kurie turi lietuviškų šaknų, tai jiem čia aplankyti tas vietas, yra tokie ir faina ir tas. Taip pat premjera kažkokio tais vieno ar kito filmo, kaip egzotikos variantą pasidaryti Lietuvoje ir dar Komikone, ir tada atvažiuoja kitas visai line-upas. Tai čia būtų tada 9 iš 10 jau. Čia jau 9. Ne, nu gal 10 iš 10. Bet čia tu labai gerus dalykus kelius užkabini, čia šiaip labai stipru. Aš jau matau, kad va ta idėja per kelis lygius labai gerai eina. Tai yra visų pirma, žinai, toks minkštosios galios įrankis mums turėti, žinai, tokius žmonės ir kad jie pamato Lietuvą, žinai, būtent agentai arba patys aktoriai važiuoja, paskui ta žinia sklinda ir vat po truputį. Ir jo, kalbant apie šitą, žinai, čia vėl tokį blikstelėjus antisemitizmo pliksnį pas mus, kalbant apie Žemaitaitį ir panašiai. Tai čia, jo, aš seniai buvau galvotojas to, kad mes Lietuvoje
Neturim nei normalaus tremtinių muziejaus, nei normalaus žydų kultūros muziejaus, litvakų, žinai, tai va čia būtų labai stipru ir reikėtų turbūt tą turėti, žinai, tai nešti kaip vėliava, kaip žinai, didžiuotis to, ką mes turim, pripažįstant tas klaidas matyti, bet čia va labai stipru. Ir kas yra keiščiausia, žinai, per renginį, kur žmonės apsirengia ateina, žinai, tu gali va tokius dalykus padaryti, o čia yra labai stipri publika. Tai ir jie aš tai labai džiaugiuosi tai žmonėm, kurie atkeliauja į mūsų renginį. Pernai metais mes turėjom 25,5 tūkstančių žmonių per 3 dienas apsilankiusių. Ir sakau, jau kalbėjom apie šitą, bet ta emocija po COVID buvo nežmoniškai faina. Kaip aišku dabar bus, nes jau mes įsivažiavome tą gyvenimo ritmą, viskas tvarkoje, pagal tai, ką mes matom iš pardavimų, tarkim, bilietų išankstinių, viskas kaip ir tvarkoje, standartiškai, taip kaip vis laikai galima ir tikėtis, kaip mes ir planuojam. Ar renginys bus geresnis šiais metais negu buvo pernai, mūsų akimis faktas, nes mes ir plečiamės, ir daugiau vietos suteiksim, ir gamingas visiškai kitam lygmenį atsiduria, ir svečiai, kurie atvyksta, yra kitos klasės, ir netgi pasisekė su vienu svečiu, kuris tiesiog tom dienom Europai bus pasirodo. Okay. Šiaip nebūtų važiavęs, bet iš Europai važiuojam. Okay. Ir tiesiog kalbėjimo reikalas. Ir dėl to, kad mes pirmais metais įgyvendom renginį ir su svečiais buvo viskas tvarkoje ir nebuvo jokių nesąmonių, ir dėl to, kad per kelis metus iš eilės tos Hollywoodo agentūros visos, jos žino apie Vilniaus šitą renginį, apie Comic-Con, Baltics Comic-Con, jie žino ir jie patys susiranda mūsų e-mailus, jie patys parašo, agentai random, nes mums patiems jau ieškoti, į ką kreiptis tikrai nebereikia. Ir turim netgi kelis tokius jau buvusius, nebuvusios, gal buvusios iš vienos didelės agentūros išėję agentai pavieniau dirbti su savo klientais, tai jie kaip tokie mini ambasadoriai jau patapę, kurie sako, žiūrėk, mano draugas čia atvaro, aš pasiūlysiu į Comic-Coną, kokį biudžetą, žinai, turi, numeta linkus, kaip ten pas jūs Europą, aš pažiūrėsiu, ar iš vis populiaru Lietuvoje, iš vis televizorius ten rodo šitą ar nerodo, žinai. Jie patys tokie kaip ambasadoriukai, be abejo, iš to ketina užsidirbti ir mes pasiruošę sumokėti pinigus už jų pagalbą, nes bendrauti su Užatlante, kai tu čia visą dieną skiri darbo, ar tada Comic-Con, renginio organizavimas realiai yra nuo 5 iki 8, žinai. Vakarinis. Kada sutampa šiek tiek laikas ir vieni dar neužlipo, kiti atsikėlė jau. Tavęs nieks netrukdo, tu nebebendrauji su įmonėmis, kurios dirba čia. Ir kur tu derini ar su sponsoriais, ar su partneriais, ar su dalyviais ir taip toliau, atsidaužai tuos techninius dalykus, o tada tau reikia dar organizuoti, gerai, o tai kokį čia kilimą dėsim, kaip bus praėjimai, kur stendai visi stovės, kas saugos šitą dalyką, kaip bilietavimai, kokios spalvos marškinėliai, kokios spalvos apyrankės, gerai, kaip čia sušviesim, kada išeina į sceną vienas ar kitas programa ir visi šitie dalykai vyksta po oficialių darbo valandų, kad kiti dalykai tavęs netrukdytų ir tu galėtum kūrybinį darbą daryti. Ir tada atsikelia Amerika. Ir tada yra žiauriai sudėtinga, nes norisi iš kuo anksčiau susiderinti tos svečius, bet tu kartais irgi pamiegot nori. Taip. Plius, gerai, kada būna intensyviausia fazė renginio organizavimo? Tai va dabar, ne? Likus mėnesių. Galbūt man pačiam tai intensyviausia tai visus metus faktas, kad intensyvumas toks nėra aukštam lygmenyje, atsibūdęs, galvoji, chill, ramiai dėliojasi dalykus, bet dabar, kai mes į Laisvės namus persikraustom, tai va tada, nes grubiai šiais metais nuo rugsėjo, jeigu spalio 20 renginys prasideda, tai rugpjūčio gale jau buvo tas, kur net rugpjūčio pradžioje man buvo jau stresas geras įsivalęs, nes priminti savo, kad priminčiau, kad reikia užsirašyti dalykus. Tiesiog daug informacijos ir kurią tu tiesiog paskui pradedi stresuoti, kad bijai pamiršti. Nes ir dalyvių daug kaba ant galvos ir partnerių žinutė, kaip iškomunikuoti vieną ar kitą dalyką, kad visiems būtų gerai. Ir kas galbūt sudėtingiausia pačiam organizuojant būtent iš šitų dalykų, kad kitiem tai neįdomu, kiek tu turi užsikrovęs vieno ar kito dalyko. Jiem neįdomu, kad tu jiem parašai ar bandai paskambinti po darbo valandų, nes jie nedirba, jie nekelia. Bet tuo pačiu jiem ir neįdomu, kad jie yra man vienas iš daugelio
su kuriais aš turiu va dabar bendrauti. Kaip prieš kokį pusmetį jie buvo, kad aš galėčiau būti vienas iš daugelio jiem. Tai aš turėjau daug laiko ir galėdavau skirti daug laiko apmąstymam, sudėliojimam, integracijų ir taip toliau. Dabar yra toksai atsišaudimas jau. Nu, negalėjau, jau šitam periode, kai liko kiek čia mes turim 3 savaitės, mažiau negu 3 savaitės, kai filmuojame. Tai dabar nebėra laiko galvojimui, atsišaudimui, permąstymui, perbraižymui, perkūrybai, maketų kažkokių integracijų. Nėra šitam jau laiko. Tam buvo tas, bet jiem iki dabar reikia, žinai jau. Liko mėnesis, jų tikslas yra sudalyvauti renginį, kitas jiem niekaip įdomu. Man irgi svarbu, kad jie sudalyvautų renginį, bet aš jau nebegaliu atiduoti savo smegenų vien tik jiem. Ir tai bandai visus metus iškomunikuoti. Darom anksčiau, nes dabar aš turiu laiko. Darom anksčiau, nes dabar turiu laiko. Bet gal kažkada išmoks, bet manau, kad ne, nes visus 5 renginius tas pats. Nu, žmonės, matai, labai inertiški, tai gali būti, kad dar galbūt kažką nedarai, nelaiku arba ne taip gal dar. Tai, kokią tu sistemą, nežinau, taikyti, kažkaip prioritizuoja savo, nežinau, darbus, dėmesį galų gale, žinai, dabar ypatingai šitoj kritiniai fazėje. Jo, kritiniai fazėje labai esu, dabar jau mano sistema yra to, kad pas man nėra sistemos. Tai jeigu aš dabar įsivešiau kažkokią sistemą, aš pamirščiau jau greičiausiai. Galiu pasakyti, kolega labai viską gražiai folderiuojasi, su visom idėjom, nuo e-mailų, nuo visko. Pas mane dabar sistema yra taip, pas mane irgi viskas drive, sudėta pagal folderius, pagal kiekvieną brandą, su kuo be bendrauji, tarkim, lygiai taip pat tau kvietimus ar ne, čionai, bum, atskiras folderis yra įdėtas, Timūras, bum, su data yra. Ir tada, kai ateina laikas, kai aš dabar suvokiu, okei, palauk, ką aš dabar turėčiau. Aš atsidarau ir einu per tos folderius, jo, šitas ne. Lygiai taip pat Photoshop atsidaręs visą Litexpo planą, kur sudėti visi yra stendai ir taip toliau, eini iš viršaus, gerai, skaitechas. Ko reikia jiem, atsidarai laišką, ką buvo susiderinęs su jais, gerai, kilimas, bababum, stalai, tai tuk, ten kas turi būti, kiek kompų, kiek kas, maketai padaryti, ne, šviesų užsakytos, gerai, turnyras organizuojamas gerai, kada kvalifikaciniai etapai gerai, kas filmuos, kas įgarsins, kas komentuos, gerai. Atrodo viskas yra, gerai, sekantis stendas. Ir taip pro visus važiuoji, jeigu jau ateina tas momentas, kai nebeturėjau galvoji, kad viską padarėjau tai dienai, tai tada eini. Ir tada bum, kažkas iššoka vėl naują e-mailą. Sveiki, mes čia norėtume sudalyvauti, kaip žiūrės. Tai, nežinau, jau tik kad asistento ar asistentės reikėtų, tau galėtų būti nauda? Labai dabar, kaip man rodos, tai buvo vasario mėnesis prieš praeitą renginį, tai 22 metų vasaris, kolega, su kurio nes vienas kolega yra kaunietis, iš Kauno pagrindė, dabar į Vilnių, dar kiti marketingistai mūsų iš Kauno irgi dabar Vilnių atsikrausė prieš renginį. Tai, o su kitu kolega tokiu, tai mes kartu, žinai, šalia visą laiką ir visą laiką tarėmės ir buvo momentas, kai jis jeigu neklystu, išskrido į Ameriką su tėvu susitikti ar kažkas ir tada likau toksai, kur ir kažkaip supuolė netyčia, kad vasaris čia buvo, o renginys gegužė buvo tada. Ir kažkaip tą mėnesį labai reikėjo visiems visko. Absoliučiai visiems partneriams. Ir aš galvoju, tas buvo momentas. Gerai, man reikia kažko su kažkuo galėčiau, kad kažkas padėtų man. Bet kažkaip išgyvenai ir lygiai taip pat buvo rugpjūčio pradžioje, kai sakiau, pradėjau stresuoti, tai vėlgi lygiai tas pats. Mobilizuojasi kažkaip, žodžiu, ne? Kažkaip viduje, tu tiesiog padarai, just do it, žinai. Kartais aš pats dar tas žmogus, kur nemoku pasakyti labai dažnu atveju, tai galbūt ir dėl to nukenčiu ir kažkas pasinaudoja. Ypač kai kažkas, tai jūs galėsit mums čia gal tą dizainą kažkaip čia pagalvoti padaryti. Nu gerai, Photoshopas jau, dizainas jau kažką pradedi pats, žinai, dėliotis. Tai va, bet jo, asistentas, fainai, bet mes galvom, kad tie žmonės, kurie dabar bent, kaip ir sakiau, 30 žmonių yra, kurie 30 dabar, gal greit nesuskaičiuosiu pilnai, bet jie savaime visi tie žmonės ateis ir atsiras ir, pavyzdžiui, pusseserė taip mano atsirado, kuri norėjo savanoriavo renginyje vienus metus, antrus metus biški daugiau gavo, koordinatoriai jau ten buvo, o dabar apskaita visą bylos netvarko. Tai
kas liečia ne vien tik Comic-Coną ir dar kelias veiklas, ką mes statom aplinkui. Už cosplayinai jau atsakinga, žinai, už visą, kas ten vyksta, už menuolėje dar tokią mes turime, kur daug vietinių menininkų savo rankdarbius daro vietoj workshopus ir taip toliau, už tai atsakinga. Ir jau man rodos, kad jai reikia jau asistentų, aš taip norėčiau, kad jai reikėtų pagalbininkų. Ir jis susiranda draugę, ta draugė jau irgi 3 metus iš eilės prisijungus ir atvaro. Nu, žinai, taip kabinasi ir kažkada prisikabins ir dar kažkas. Ir jeigu mes sugebėsim sukurti tokias sąlygas, kad tas žmogus dar ir užsidirbti pinigų galėtų, bet darydamas, tai man jau laimėjimas bus. O aš kažkaip išgyvensiu tą stresą. Jo. O klausyk, 8 Comic-Conas, tai dabar įdomu pakalbėti, bet vėl, nes matosi poreikis žmonių yra stafą tipo turėti. Tai jau ten uždirba turbūt, jau ten jau žinai, visi su blingais. Jo. Nes vėl, jeigu visus metus darot renginį, žinai, iš idėjos irgi nedarysi, ofisas, elektra kainuoja, žinai, nežinau, kažkiek gali papasakoti, lieka kažkiek, ar išeinat į nulius? Kaip ir sakiau pačioje pradžioje, dėl tų planavimo biudžeto. Tai realiai viskas, kas yra uždirbama, be abejo, tai žmonės, kurie atkeliauja į renginį padėti, mes stengiamės su jais pasidalinti tuo uždarbiu, kad jie būtų patenkinti, o mes patys viską merkiam atgal ir į kitus metus. Tai prioritetas turbūt yra vis tiek, kitų metų kontentas, tada yra jau visi techniniai kiti dalykai, nes daug ką patys daro. Nes turime dar kitų veiklų, be abejo, čia mes, kaip ir sakiau, mes patys nekomercializuojame renginių. Mes turim kitas veiklas, kurios irgi padeda išlaikyti toj metų eigoje, tarkim, pusmetį išlaiko renginys, pusmetį kitą išlaiko kitos veiklos, kuriomis mes užsiemame. Ir jų pagalba galime išlaikyti sandėlius, kur laikom visą rekvizitą. Atsidarėme naują technologinį sportą, atvežėme į Lietuvą, kuris irgi po biškį galbūt užsikapanos dar kažkaip ir va taip dėlioji tas veiklas, bet vis tiek galva visko yra renginys ir visos veiklas, ką mes darom, realiai susijungia paskui į tą vieną ir toks finalinis, grandiozinis metų mūsų toks kaip įmonės balius, toks ir savo baliuką pasidarom. Jūs kaip Avengeriai, žinai, visi užsiima savais veiklom ir paskui subėga. Tai jo, ar mes uždirbam pinigus, ne, iš šito, ar renginys gauna pajamų, faktas, kad gauna ir tos pajamos lieka ir jos investuojamos. Ir aš labai tikiu, kad žmonės ir jaučia šitą, kad tie pinigai neišeina kažkur, o jie vis prisideda, iš kur mes jaučiam, nes viskas brangsta faktas, tai Litexpo vos ne dvigubai pabrango nuo pernai metų renginio, o mes tai negalim visko dvigubai branginti. Bet žodžiu, tai ne mums, negaliu skūstis, nes mes darom šitą renginį. Ir žmonėms neturėtų būti įdomu, bet sakau, labai tikiuosi, kad jaučiasi tiem žmonėm, kad neina žemyn ir nėra graibstami kažkur tie pinigėliai, o bandoma palikti ir tam, kad tiesiog kuo daugiau geros emocijos kitais metais būtų. O kaip priėmimas paties renginio per tuos 8 beveik jau metus? Nes čia turbūt, kai atsirado, tai nelabai gal buvo supratusių, turbūt daug kas, žinai, čia užgavėnės ar čia Halloweenas, žinai. Dabar jau turbūt yra paprasčiau, tai nežinau, susiduri dar su tuo? Jo, kai pirmais metais, kai sakiau, buvo 1 iš 10 žinojo, kas arba girdėjęs. Antrais metais jau buvo 2 tarkim, bet po 3 renginio 9 iš 10. Okay. Jau ateidavai, sakydavai, sveiki, pradžią gal nesuprasdavo, nes tu bandai anglicizmų, šnekėt Comic-Con Baltics, kas čia Comic-Conas, kur renginys lydi. Labukai. Tai jau tikrai. Ir jaučiasi tas, nes ir pačios įmonės, kurios nori dalyvauti, kur nori migruotis, tai nori to ryšio kažkokio tais offline'inio ryšio, nebūtinai tik tai digitalio viskas, tai kreipiasi pačios į mus ir galvoja, gal jūs mums padėkit, kur mums čia geriausia, kur geriausia pasidaryti ir taip toliau. Buvo kažkuriuo metu, dabar atsimenu, gera istorija. 19 metų renginys, kažkam reikėjo išimti kvietimų, atsimenu, ar kraujo donorystėje, mes vis laik kiekvienais metais atiduodam 200-400 bilietų ir taip skatinam žmonės tiesiog eiti, aukoti kraujo ir už tai gali, jeigu nori, gali paimti bilietą. Nekišamasis yra, bet tiesiog jeigu nori, kad nueitų tas žmogus, kuris tikrai nori, tai ir atsispausino kvietimą ir žiūriu vienos elektroninės parduotuvės reklama ant mūsų bilietą.
tikėta dar tada pardavinėjo. Išspausdino didelė reklama, su klaida parašyta renginio pavadinimas, į bet jų reklamą. Ir galvoju, blemba. Mes nepardavinėjom šitos pozicijos, čia tikėtai išsipirko, jie reklamą ant tų bilietų, viskas kaip ir gerai, vizualas, fainai padarytas, bet Comic-Con sujungta į vieną žodį ir vieną C praleisti. Galvoju, paskambinsiu aš jiem pats. Taip, netikėtai atėjom, labą dieną, čia iš Comic-Cono, matau, kad faina žiauri, kad naudojatės mumis ir kad tikrai matot, kad čia jūsų tikslinė auditorija, faina, bet kažkaip sakau, tą pavadinimą, žinai, o dieve, ten kažką, sakau, o tai jūs čia čia reklamuoti, gal norit sudalyvauti renginį? Su Minecraft standu ten atkeliavo tada po... Tai patys susirado, patys pamatė, kad toks renginys vyksta, žino, kad yra gera auditorija, patys pasidarė, net nesikreipė tiesiogiai, bet kažkaip rado kanalus, tai reiškia veikia tiem žmonėm. Koks amžiaus, nežinau, imtis, nuo ko, iki kokio galbūt amžiaus eina? Iki kokio, tai ten maks ir močiutės ir seneliai atkeliauja, ypač be abejo, tikriausiai dėl to, kad anūkai užkviečia ir varom pasižiūrėti. Tarkim, atvaro turnyrų, žaidžia komandos kažkokios, tai atvaro gal palaikyti, žinai, ir taip toliau. Bet pagrindė tai 18-26 yra ta amžiaus grupė, kuri maksimaliai maksimaliai keliauja į renginį, bet aišku, be abejo yra ir vaikų, ir jaunos šeimos šiaip labai daug laiko praleidžia. Ir šiaip mūsų renginys yra tas, kur galbūt galima palyginti su knygų mugė, kai ten yra 68, kiek ten tūkstančių žmonių buvo čia paskutinį renginį, bet pas juos didelė masė žmonių, bet tu buvęs knygų mugė, ne? Kiek laiko praleidi knygų mugė? Tai aš eidavau, bet tu eidavau ten kažką paversti. Gerai, aš iš savo patirties, man be abejo, aš gal irgi negaliu teisingai sakyti, nes kai renginių organizatorius tu biškai kitaip pradedi žiūrėti užėjęs renginį, bet tarkim, iš Maniškės ar su mama keliauja, pavyzdžiui, į renginį, į knygų mugę, tai sako, užeinam ir žiūri po pusantros valandos, jau mes varom namo, žinai. Pas mus vidutiniškai praleidžia apie 7 valandas žmogus renginyje. 7 valandas? Tai čia yra realiai kaip dienos veikla. Day centras toksai. Vidutiniškai būsiu sumelavęs 6,5, apie 6. Tai žodžiu, renginys trunka nuo 10 iki 7 vakaro, tai 9 valandas. Tai tie žmonės, yra žmonių be abejo, kurie užeina, išeina. Bet tu ateini į renginį nuo 10. Pravaikštai, pasižiūri, pasifotkini, pasidarai, nežinau, kažkokias integracijos, sudalyvauji kažkokiam žaidime, tarkim, vietoj, pavaikštai, patirti naujų technologijų, VR, ten išsivaikštai, 12 valandą man pranešimas fainas, žinai, arba panelis su aktorium, noriu paklausyti, kaip, žinai, Raymond Cruzas, Tukas Salamanka, sako, tai, žinai, šitam, ten valandą jau dingo, išėjau, blemo, gal parašą dar nuvaryti, pasidaryti su juo, yra ten nuo 13:30 parašai su juo, pastovi, pasisveikini, pakalbi su tuo, gauni parašą, išeini, tada kitas galbūt penelis, dar turnyras kitom, žinai, kitoj salėje vyksta, dar reikia nueiti pavalgyti, laukia food courtas didelis, pavalgai, eini į kitą ir taip gaunasi bum, žiūri jau 4-5 vakaro. O bilietas yra vienai dienai, ar tu gali... Gali ir visom dienom, savaitgalio bilietas gali ir vieną dieną, labai priklauso, šiaip daugiausiai perka savaitgalio žmonės bilietus, nes dabar kai 3 dienas renginys, tai gali tiesiog vieną dieną galbūt, nes programa yra panaši, bet ne vienoda per visas dienas, per šeštadienį, sekmadienį. Pavyzdžiui, opening ceremony, kur yra tikrai daug žmonių ir labai faina su visais sutikti, tai be abejo, kad tik vieną kartą vyksta. Bet aktoriai būna ir šeštadienį, ir sekmadienį, tai tu gali pasirinkti ar tą dieną, galbūt vieną dieną gali tik 2 valandas, kitą dieną tik tai, žinai. O taip, opening ceremony, tai čia yra kas, čia jūs kažkaip maršą daro, tai žmonės apsirengę savo rūbais. Yra maskaradas, čia jau kitas dalykas, yra maskaradas, kur visi, absoliučiai visi, bet kas gali dalyvauti ir ten būna iki 1000 žmonių persirengusių tokį maskaradą darosi ant scenos. Žiūrėjau, gerai atrodo. Čia vienas iš tų key moments fotografijom daryti. Taip. Taip atrodo. Bet opening ceremony, tai mes tiesiog atvarom, pasisveikinam su visais žmonėm, į Litexpo 3 salę apie 3-4 tūkstančių žmonių suvaro. Lipa visi svečiai, kas atvyksta, pasisveikinam, padėkojam, biškai pakalbinam juos, pristatom, kas bus renginyje. Toks trumpas, 20-30 minučių. Tai opening ceremony yra ta vieta, kur aš verkiu visą laiką, kiekvienais metais. Labai smagu. Ne uždarime, bet atidarime? Uždarimas, tai ten tik baigėsi, mes jau išrinkinėti viską turim, žinai, iš Litexpo, nėra kada, o čia dabar toksai, tai va.
Nesijudėti, tai jo, čia turėtų būti šiaip labai, vėl, analogija su mano to paties piligriminiu žygiu. Šiaip beveik kiekvienam pokalbį randu analogiją, bet tai yra, schemos jos kartojasi gyvenime. Taip ir čia, tu eini darai, kai tik metus laiko ir paskui prasidėjo, tai aš jaučiu. Ir turbūt naujai prisidėjo žmonės irgi, tu turbūt matai jų emocijas. Taip. Tu juos supranti ir tai yra, kai sakai, kad šeima, tai visiškai suprantu apie ką. Stipru. Kiekvienas maratonas baigėsi kažkada, žinai, ir tu tada maratono, visi ir bėgikai, visi absoliučiai, kas dirba didelį darbą, ar tu rašai bakalaurinį darbą, ar bet ką, daug darbo darai ir jeigu jis gaunasi, tu vis laik mėgsti atsisukti atgal ir pagalvoti, buvo žiauriai sunku, bet koks geras laikas buvo. Ir realiai visi tie žmonės, kurie yra aplipę aplink mus, aplink Komikoną, yra būtent tokie patys, kurie užsidegė, užsivedė ir sėdim naktim ir dabar baigiamės filmuoti, kiek čia dabar yra po 5:15, dabar kaip tik jau nebevibruoja man niekas, varysiu atgal ir sėdėsim, darysim, kol... Ir gal rodo kiekvienais metais, pasiruošim iš anksto galbūt. Ir tu kiek nori, tiek ruoškis, vis tiek ateis laikas, kai likus mėnesių iki renginio, visos įmonės, su kuriuom arba partneriai, su kuriuom bendrauja, tik tada atsigauna, žinai. Ir tu ruoškis, nesiruošęs. Vis laiką vis tiek yra ta kritinis metas, yra kritinis metas. Tu negali jo išspręsti, ne? Ja. Gerai, dar paskutinis klausimas ir jau paleisiu. Kokios yra mados lietuviškos popkultūros? Ar mes esam labiau filmų nationas, ar mes esam serialų nationas, anime nationas? Aš manau, kad dabar apskritai visas pasaulis į serialus labiau visos streaminimo platformos, vien tik serialais kemšamos dabar pagrindė. Nes serialai perlipo tą, kaip čia sakyti, tą ribą, kai anksčiau buvo sitcomai po 20 minučių, šiaip serialai 20-30 minučių, telenovelės visokios irgi panašiai. Dabar serijos serialų valandą, pusantros kai kurios. Tai kam tos filmus, kur, tada kai pagalvoji, kai tau filmą reikia sukrauti tiek daug istorijos į trumpą laiką, dėl to ir filmai dabar po 3 ir valandas ir daugiau. Didelė istorija, kai aš galiu geriau padarysiu vieną sezoną serialą, 6-7 serijas po pusantros valandos ir pažiūrėsiu, kaip žmonės reaguos. Tai aš manau, kad čia ne tai, kad Lietuva, bet visi į tą serialų binžinimo kultūrą suėjo. Taip, matai, mes esam jauna demokratija, žinai, pas mus popkultūra dar tikrai labai žalia, tai, žinai, nes imant kokius, žinai, vakariečius, airius tos pačius, aš turiu irgi sesės vyrą, kuris yra totalus ten filmų geekas, žinai, ir jam filmai yra, that's the deal, žinai, jam serialas buvo, nebuvo. Ir įdomu, kaip, žinai, kaip pas mus, nes mes turbūt filmų turim kelis geekus, kurie jos sužiūrėjo ir ten, žinai, gali pasiginčyti, žinai, ten kokie nors Kubrickų filmų mėgėjai, žinai, ten 7 žmonių klubas per visą Lietuvą, tai serialai yra, žodžiu... Manau, kad serialai yra tas ir kaip, pavyzdžiui, ko mūsų prašo, žmonės rašo, pasikvieskit areną, tai pagrindė viskas iš serialų yra. Pagrindė serialai ir dabar aš galvoju, visi mūsų pagrindiniai svečiai jo serialai. Breaking Bad, The Witcher, The Boys, ir Game'as. Tai ir komiksistai ten kiti svečiai, bet šiaip serialai pagrindė. Nes ir galbūt ir dėl to, nes serialas, matai, išlaiko, kalbant apie tą patį Breaking Bad, kuris yra jau gana senas, bet tikrai vienas iš matytų geriausių. Kokybė ten. Ir jis išlaiko dėmesį žmogaus per metus kelis iš eilės, vis naujas sezonas ir jeigu jisai geras, išlaikys dar toliau ir taip toliau. Filmas išeina ten vienais metais, that's it, nebent bus kažkokie antros dalys, galbūt šitas yra. Bet ko galbūt pasidžiaugt faina yra, kad lietuviškas kinas ir viskas, ką mūsų būtent profesionalai Lietuvos, kurie dirba su dideliais projektais. Tas pats Černobylis, tie patys Stranger Things, daug dabar ir švediškų, ir vokiškų serialų filmuojama yra ir patys netgi lietuviški filmai. Tai pernai metais pradėjom daryti tokį Meet Lithuanian Film Industry projektą, kur kviečiam ir kviečiam lietuvių ekspertus ir profesionalus iš tų dideliųjų
projektų. Jį buvo atvažiavę į pokalbį ir žmogus, kur su visual efektais dirbo Transformeriuose, pavyzdžiui, Fast and Furious filme. Lietuviai, taip. Ir juos kviečiam, nes nieks nežino, kad tokie žmonės egzistuoja pas mus. Žino, kad Lietuvoje pigi darbo jėga, nes gerai filmuoja ir pigiai kainuoja, dėl to visi čia važiuoja, bet tai, kad tie būtent žmonės juos samdo ir juos išsiveža, kad būtų filmavimo aikštelėse tokiuose projektuose. Ir buvo iš Stranger Things'ų, ir iš Černobylio, ir sukviesti, ir bandom, būtent ir vadinasi Meet Lithuanian Film Industry, kad susitiktų žmonės ir kalbėtų apie savo karjerą, apie savo pasiekimus, kad žmonės galėtų susipažinti ir didžiuotis, kad mes tokius žmonės turim. Nes žiauriai faina, kad tikrai nepagalvosi ten, kad Disney'ui dirba, pavyzdžiui, žmogus, kuris piešia, kas dabar kokį čia greitų lyginimą, kur piešia žvaigždėlės, kur laksto, žinai, faina. Taip. Tai yra, mes tikrai tokių turim, aš pats turiu kursioką iš Dailės akademijos, kuris ir Lego dirbo, ir su filmais ten irgi darė, labai gerai piešė bičias nuo labai anksti. Ir kur dabar, Vaidas, aš neįsivaizduoju, bet mes tikrai turim daug tokių, žinai. Gerai, dar tada paskutinis klausimas. Ar Comic Con Baltic renginys įtakoja tą mūsų kultūrą, vat lietuvišką, žinai, industrija turbūt šiek tiek įtakoja. Nežinau, ar ateina, ar tu matai, nežinau, mūsų scenaristus, nežinau, teatro žmonės, ar jiems čia yra tipo čia per svetimą, čia nesąmonė, žinai. Nes mes Lietuvoje popkultūros, mano galva, dar tokios neturim, kad, žinai, savus turėt. Muzikantai turi šiek tiek tą paėmę, ne šiek tiek, gan neblogai, bet daugiau tai kažkaip taip nelabai. Mes stengiamės patys juos kviestis ir kalbėtis apie lietuvišką ir kiną, ir režisūros elementus, ir tos workshopus tokius darytis, kad kviestis žmonės. Ar jie patys mato mus kaip platformą, kad galėtų pasinaudoti tuo dar? Galbūt, bet dar manau, kad dar tikrai anksti yra. Bet kokią mes įtaką darom, aš labai tikiuosi, kad gerą. Aš labai tikiuosi irgi, nes vėl, tas, kad jūs plečiat šitą kultūrą ir normalizuojat ją, sakykime taip, nes, žinai, dar turim to reiškia, inertiškai iš sovietmečio, žinai, kad čia gaminimas, čia blogai, žinai, čia filmų žiūrėjimas yra blogai akim ir taip toliau, žinai, bet temos, dalykai, apie ką ten viskas yra, tarp eilučių matymas, žinai, tai yra stipru. Bet tų ambasadorių tokių žmonių, kurie, tarkim, kaip jie sako, manęs klausia dažnai irgi, o jūs kur ten reklamuotis, kaip pavyzdžiui, ne? Mes dabar turime manęs su tavim susitarimą, vieną ar kitą, bet kur jūs dar reklamuojatės, ar ten pas influencerių, žinai, ar einat, ar ten dar kažką. Ar jūs kviečiate į renginį, kad jie atvarytų į renginį ir, žinai, padarytų. Tai vat, iš šito galima matyti, kad mums nereikia kviesti jų, nes jie patys ateina į renginį. Tai va tas yra fainai, kad tie žmonės įvertina ir mes šiaip apskritai viską, ką darom pas save ir tas kino seansus, tai aišku, be abejo pakviečiam žmonės, bet nei reikalaujam, nei nieko, mes norim, kad jie susipažintų tiesiog su viskuo, o kaip jau širdelė jiem lieps padaryti kažką ar nepadaryti, žinai, tai čia jau jų pasirinkimas, nes ne tas svarbiausia. Svarbiausia, kad jam būtų fainais, paskui pasišnekėtų su kažkuo, su savo vaikais ir atvestų kitą kartą su vaikus parodyti. Bet čia yra unikalu, kad jūs darot, žinai, čia kaip labdarai yra iš esmės, kad skleisti gėrį. Mūsų darbas yra labdarai jo. Už pinigus. Jo, nes labai tokie kilnus tikslai, žinai, renginio, žinai, neužkalt, neprasukt, bet va tiesiog, jo, tai yra be abejo, viduje tu vis laik galvoji, kažkada bus greičiausiai tokia, jeigu viskas yra gerai, bus, negali sakyti mašina, bet bus stabili platforma, kur kitos kompanijos, didelės kompanijos galėtų naudotis mus kaip platformą B2B pusiai, mes pro dalį norim įkelti, galbūt ne nuo kitų pavasarį, nes dabar pavasarį renginys labai greitas bus, bet galbūt nuo 25 turėti pro dalį, kur galėtų būti didelis networkingas vykdomas, kur galėtų susitikti Europos, nežinau, žaidimų kūrėjai, filmų kūrėjai ir bendrauti ir turėti tokią kaip platformą. Tai va čia galbūt ta bus vieta, kur biznis yra įveltas, ten ir bus biznis įveltas. Bet tas, kas liečia pakol kas žmonės, tai mes ir dirbam su partneriais ir sponsoriais, tai mes iš jų bandome jiem kuo geresnį integraciją ir kad kuo daugiau investuotų jie į experience, kurį gali suteikti žmonėm, tik tam, kad žmonėm būtų faina. B2C, business to consumer, niekados nebus tie dideli
pinigai, iš kurių tu matyt galėtum gyventi arba gyventi visa Comic-Cono šeima, bet kažkada labai tikimės, kad kaip pro dalį prijungsim ir ten truputėlį viskas kitaip, to galbūt, kad to, kad kiekvienas lankytojas paprastas, kuris ateina pasidžiaugti renginiu, nemato dažniausiai tos dalies arba nejaučia, tai ten greičiausiai ir bus ta vieta, kur galbūt po biškį, kad kelti aną lygį, turėtume daugiau pinigų uždirbti. Okay. Ačiū tau. Ačiū tau labai. Čia taip labai fainai pašnekėjom, tai ačiū, tu būsi beje pirmas, istoriškai jo, labai vertingas žmogus. Ir labai džiaugiuosi, labai tinkamas šitam formatui. Laikas labai faina. Jo. Tai ačiū, kad tu radai tą valandėlę su trupučiu man. Sėkmė šiais metais, o visus, kurie žiūrit, dar sikelį kviečiu spalio 22 dienom į Litexpo, Comic-Con Baltic, ateikit, patirkit galų gali pirmą kartą. Patirkit, jo, patirti tikrai bent kartą reikia, nes daug žmonių, be abejo, tai gali būti ne tavo renginys, bet man tai atrodo, kad šitas renginys yra visiems. Ateik atviras, aš manau, žinai, rasi ten tą savo vietą. Ateik iš ryto, kaip išsiaiškinom, reikia ateiti anksti, kad viską spėtum ir programą paskelbta, viskas jau yra paskelbta, tai iš esmės galima netgi susižiūrėti, o galbūt atrasti to, ko tu net nesitikėjai. Kaip pavyzdys, labai trumpas dar, mes sakėm, kad bus, nes atvyksta svečias iš Stranger Things 4 sezono ir bus Martinaitis irgi kalbės. Kaip jam sekėsi būti su žvaigždėm, rašo mum e-mailą kažkada žmogus, sveiki, norėčiau sužinoti, kada bus panelis su Martinaičiu, norėčiau pasiklausyti. Ai, tai darom tada panelį su Martinaičiu, reiškia įdomu. Tai vat, kartais tu ateini, pasižiūri, kas bus, o geras, net nesitikėjau. Lygiai taip pat, čia ne į temą, bet Apple ten pristatymas telefono čia Lietuvoje būna, renginys, fanfaras, ten viską. Ir ateina kai kurie pažįstami atėjo, sako, vyksta pas mus tokie dalykai, aš net neįsivaizdavau, geras. Tai fainai. Taip. Kartais reikia nedainai iki tavęs tą informaciją, nors ir kiek tu ten toj pušini, žinai, internetus, tai nedaina kartais, gal atrasti tai, kas jum yra geriausia. Man atrodo, žinai, 4 kartus per žinias, kai pamatai, tada ant 5 ateini, bet jau gali būti, kad per vėlų, žinai. O dabar yra 5, tarp kitko. Tai va. Tai, beje, lietuvių ir anglų kalba vyksta renginys. Pagrindinė kalba yra anglų. Jo, pagrindinė visur yra anglų kalba, nebent yra visiškai lietuviškas panelis ar diskusija kažkokia, bet jeigu nors vienas yra svečias anglų, o dažniausiai tai būna, tai dažniausiai anglų. Tai mokyklom tai yra labai geras dalykas, nes neformali tokia anglų kalbos pamoka yra. Ir tarp kitko, mokiniai gali nemokamai ateiti į renginį. Geras. Penktadienis kultūros pasas, galima pasinaudoti, valstybė už juos sumoka. Va, irgi stipru. Ir dar reikia padaryti, žinai, kaip būna United Nations airpiece'as, kur užsidedi, žinai, ir to verčia į lietuvių kalbą. Už papildomą mokestį. Someday. Gerai, Šarūnai, ačiū tau. Ačiū tau. Sėkmės renginį ir ačiū, kad remiat. Iki.